Žodžiu, vėl su baldų turgui. Ir nors vis laikas sąrašus pildom su Erika, ko dar reikėtų ir ko mums dar trūksta sodybai. Ir visada ką nors pražiopsiu. Ir Erika realiai iki galo taip ir nežino, kad pražiopsojau lovos staliukus. Nu, bet kažkaip tai taip slapta, susižiūrėsim, pajaus gal va mano konsultantė toli stovi. Labą dieną. Sveiki, Merūnai. Tai, o jūs čia miegat, lovas išbandinėjat, nes jūs visada, kada atvažiuoju, jūs vis laiką čia. Čia visada malonu būti. Lovo pasirinkimas čia pasiskosminis, atspalvių nuo iki, realiai net prie pižamos galima derinti. Taip, lovų turime įvairių, tiek skirtingo dydžio audinių, joms galima rinktis kojas, atlošą, taip pat su arba be patalynės dėžės, vienas iš variantų. Tai patalynė atsidaro pneumatinio lifto pagalba, itin lengvai. Didelė erdvė susidėti patalus ar kitus daiktus. Tai dažniausiai parduotuvės prekiauja tik tai mechanika ir visa takto. Jūs, kaip suprantu, dar ir čiužiniais prekiaujat? Taip, žinoma, kokia lova be čiužinio. O čiužiniai, tai jie ir minkštumą turbūt įvairų skirtingą turi, ne? Nes vieniems kiečiau patinka, kitiems... Taip, ir minkštumas, ir kietumas, ir vidiniai komponentai yra pritaikomi kiekvieno poreikiams. Kviečiu pasižiūrėti daugiau. Tai čia norėčiau pademonstruoti mūsų siūlomų čiužinių asortimento pjūvius, su kuriais galite susipažinti iš arčiau, matyti vidinius komponentus. Kaip ir minėjau, yra pritaikomi įvairiems žmonių poreikiams, taip pat ir kainos santykis. Žodžiu, turit čiužinių ir tiems, kuriems absoliučiai vienodai rodo, kur miega, ir tiems, kurie nori karališkų sąlygų. Vis laik kažkaip tai man buvo įdomu, kaip ten viduj. Viduje galima rasti įvairių tipų spiruoklės, įvairių tipų paralonai, lateksai, kokoso pluoštai, kitos natūralios medžiagos. Audinys gali būti antialerginis, skalbiamas, nuimamas. Žodžiu, gali jaustis miegodamas ant tokio čiužinio ir kaip Havajuose, ir kaip Versalio rūmuose. Taip, svarbiausias rinkti savo tinkamiausią. Tai aš šiaip jau matau ir žinau, dėl ko aš atvažiavau šiandien. Tai va ta uoga šalia lovos, kuri labai svarbi yra. Nes tą telefoną pasidėti ar nežinau, ar kažkokį rytinį sąrašą darbų. Naktinis staliukas itin reikalingas baldas miegamajame, kad viskas būtų paranka, kaip jau minėjote. Mes galime pasiūlyti tiek plokštės įvairių spalvų, tiek audinio aptrauktų, kurie yra lengvai derinami prie lovų. Tai aš kaip suprantu, dabar tie lovų staliukai tokie turi tendenciją kažkokia aptraukti medžiaga. Žiūriu, nemažai čia pas jūs jų yra įvairiausių. Viskas priklauso nuo to, ko nori klientai. Viskas turbūt skonis ir norai atspindi. Skonis, norai, spalvos, medžiagiškumas. Tai žodžiu, kad pilnai tą miego ramybę išsaugoti šiaip ir gerai, va. Su žiedu muši ir nieko nesigirdi. Čia jau yra skirtumas iš tikrųjų. O jeigu aš dabar negaliu išsirinkti, ką man daryti? Primenu, kad galite nuskanuoti QR kodą esantį ant kainoženklio, grįžti namo, apsvarstysite, pasitarsite su šeima ir visą galite įsigyti elektroninį parduotuvėj. Kai staliukas tave pasitinka ir ryte, ir prieš miegą, tai gal reikėtų pasikonsultuoti su Vitulskiene. Nes tiesiog nežinai, kada gali būti su miego staliukais iškraustytas iš namų. Šiaip retai bet kokios parduotuvės pardavėjų ar konsultantų vardu nežinau, bet Brigita, ačiū labai už konsultaciją, iki kitų kartų. Ačiū, pamalonu. O jūs, brangieji, kas sėdit prie tų televizijos ekranų, nepamirškit, kad baldų turgui yra baldų nuo A iki Ž.